O kaip prieš tai jau minėjom, reiškia, tai praktiškai mūsų visi organai, jų veikla priklauso nuo energijos, nuo to, kiek jie energijos gauna. Ir sakykime, jeigu iš lovos išlipti mūsų raumenų mitochondrijos, mūsų raumenų ląstelė turi 500 mitochondrijų, tai jau sugalvoti, ką toliau veikti, reiškia, smegenų ląstelėje jau yra 2 milijonai neuronė mitochondrijų. Tai sakykime, kalbą išmokti, sakykime, kažką tai prisiminti, neturėti problemų ten su galvos darbu, jau reikalauja daug kartų daugiau energijos. Tai dabar, reiškia, mes kalbėjom apie energiją, kalbėjom apie nervų sistemą, kaip mes, reiškia, dauginamės, virškiname ir sveikstame, gyjame, reiškia, būdami parasimpatiniai nervų sistemoje, ne toj simpatiniai, kur stresas, prisimint lengva, reiškia. Tai ir dabar bandysim tiesiog pakalbėti apie tai, kaip atsiranda tos ligos, kaip jos atsiranda ne kaip atskiros problemos, o kad tai yra būtent išraiškos tos pačios sistemos, kuri turi išgyventi su tuo, ko turi, reiškia, ir kaip tų ligų išvengti, kaip jų negauti, kaip mūsų tą sistemą pačią pamaitinti, kad reiškia, kad visko užtektų tą energiją ir mes tų ligų net negautume. Todėl, kad žmonės, sakykime, jie turi kartais 3-4 simptomus ir jie nesupranta, kad tie simptomai skirtingose sistemose ir kad tai iš tikrųjų yra viena ir ta pati priežastis, būtent energijos neturėjimas dėl to, kad kažkokio mineralo trūksta arba sakykime, retinolio. Ir tie 100 ligų, tai praktiškai yra tik keli pagrindiniai disbalansai, kurie paprasčiausiai pasireiškia jie skirtingai. Tai reiškia, pagrindinis modelis reiškia, kad mes galim sudėti visą tai reiškia, į vieną schemą. Tai būtų bioaktyvus, bioprieinamas varis, tai būtų veikiantis ceruloplazminas, būtų griežta geležies kontrolė, todėl kad feroksidazės ceruloplazmino funkcija, jinai būtent reguliuoja geležį, tą, kuri yra surūdijusi, kaip sakykime, vamzdis surūdijęs, kaip automobilis surūdijęs, reiškia, paverčia į blizgančią, į pernešančią hemoglobinę deguonį ir veikiančią, aprūpinančią mūsų kūną deguonimi, reiškia. Ir kadangi tos svarstyklės yra, kur energija ir kur oksidacinis stresas, kada energija yra aukštai, energijos gamybos metu susidaro oksidacinis stresas, bet jis būna minimalus, esant didžiuliai, kaip pasakyti, esant pakankamai energijos gamybai. Tai reiškia, tai susiję automatiškai su oksidaciniu stresu, kada oksidacinis stresas didelis, Fentono reakcija yra aktyvinama. Fentono reakcija tai yra visi uždegimai, visi paraudimai, visi ištinimai, visi skausmai, visi karščiai, ar ne? Tai reiškia, tai yra didelio oksidacinio streso, kada energijos gamyba žema pasekmė. Ir aišku, mitochondrijų funkcija, kuri be vario, magnio, retinolio, kuri yra silpna, kada tie mineralai netgi nepilnai būtų pasakyta, kad ta funkcija dėl to, kad tų mineralų mes negaunam, yra nepilna. Bet faktiškai tie mineralai, jie gali būti kūne, bet tiesiog trūkti energijos, kad juos judintų. Ir tos mitochondrijos, jos tarsi uždarame rate atsiranda, jos nepagamina reikiamos energijos ir tas įsisavinimas be pakankamos energijos, mineralų, jisai nevyksta. Ir kada šitie visi išvardinti sutrikimai jie atsiranda, automatiškai mus aplanko simptomai, mus aplanko ligos. Tai dabar, kaip mes suskirstytume, reiškia, tas ligas, kokios tai būtų pagrindinės grupės. Ligų grupės būtų skirstomos į virškinimo, į metabolinės, į autoimuninės ir į darinius. Dariniai tai būtų cistos, mazgeliai, kaip skydliaukės mazgeliai, būna granulomos, būna miomos, būna ten, žodžiu, visi šitie dalykai, ką mes esam girdėję. Virškinimo problemos, sakykime, kas tai būtų? Tai būtų pilvo pūtimas, tai būtų refliuksas dėl to, kad skrandžio rūgštis yra
žema, ne per aukšta, tai būtų, reiškia, IBS, reiškia dirglusis žarnynas, tai būtų lėtas virškinimas, kada tiesiog skrandyje būna užsilaiko labai ilgai maistas užsilaiko, būna tulžis atiteka į skrandį, ten būna ir praktiškai priežastis yra ta pati silpno rūgštingumo, nedidelio rūgštingumo, silpno rūgštingumo, kada reikia druską didinti, kada nebijoti druskos, kad reiškia mes ją gautume, kad būtų žaliava skrandžio rūgščiai, todėl kad H-chlor skrandžio rūgštis ima H iš vandens, o chlorą ima iš druskos, todėl natūrali druska, jinai yra mūsų draugas, tai yra mūsų kraujo plazma, kada išsuka mėgintuvėlius laboratorijai, nusėda gelsvas skystis, tai yra jūros vandens atitikmuo. Ir bijoti druskos, tai va, tai taip, kad kai bijoti maudytis į jūrą, reiškia, nu kaip, tai yra mes iš ten kilę, tai nereikia bijoti, todėl kad tai yra jūros vanduo sūrus, jisai yra mūsų plazmos atitikmuo ir ką pirmiausia ligoniniai, tai žinom, kad fiziologinį skystį, ar ne, lašina, jeigu kažkokios problemos būna. Tai va, tai kad tikros druskos bijot nereikia, bijot reikia natrio chlorido. Tai čia jau turbūt daug kas žino ir Vaiva, ką turite omeny tikra druska, nes čia tikrai kils klausimų. Kas tai yra tikra druska? Jo, tikra druska tai yra ta, kuri yra išplauta, jinai yra iškasta, gali būti Himalajų, gali būti akmeninė, gali būti jūros, gali būti keltų jūros, reiškia, tai va, tai jinai yra tikra druska, o ta, kuri yra išgauta kaip sintetinis natrio chloridas be jokios priemaišos, jinai yra balta, biri, jinai vadinama stalo druska, jinai yra grynas natrio chloridas ir taip, ir kelia kraujospūdį, ir neduoda mikromineralų, reiškia, mikroelementų kartu, o ta druska, kuri yra tikra, jinai turi nuo 70 kelių iki 80 kelių mineralų kartu. Ir tai ateina tarsi kaip su kofaktoriais įsisavinimui, papildomus mikromineralais. Tai va, tai ir jinai tikrai neveikia kraujospūdžio taip stipriai, joje būna ir magnio šiek tiek, ir kitų, reiškia, ir kalio chlorido, žodžiu, tai yra pilna druska, tai yra ne natrio chloridas. Supratau, ačiū. Tai va, tai žodžiu, virškinimo problemos jos atsitinka kaip krenta energija, kritus energijai automatiškai silpniau yra gaminama skrandžio rūgštis, kai skrandžio rūgštis yra silpna, atsiranda blogas baltymų skaidinimas, mineralų įsisavinimas, jisai vėlgi priklauso nuo skrandžio rūgšties. Tai va, tai ir kas, ir tada, kada dar baltymai prastai suskaidomi, nueina baltymai nesuvirškinti į žarnyną ir atsitinka kas? Atsitinka žarnyno dirginimas. Šiaip aš norėčiau dar truputėlį šiek tiek plačiau pakalbėti apie patį tą virškinimo mechanizmą, kaip tai vyksta. Todėl, kad ypatingai mamom yra aktualu dėl vaikučių, dėl šeimos sveikatos, yra labai aktualu suprasti. Ir seniai, aš turbūt prieš 10 metų esu perskaičius tą ir man labai tas pavyzdys patiko, todėl, kad tai buvo labai labai aiškiai išaiškintas pats mechanizmas. Reiškia, mūsų skrandžio rūgštis, jinai turi būti labai labai stipri. Tas stiprumas yra matuojamas pH. Mokykloje mes mokėmės chemiją ir žinom, kad jeigu pH yra vienetas, tai jinai labai pati stipriausia skrandžio rūgštis, ar ne? Tai va, tai jeigu tas pH 1,5, kas turi būti mūsų skrandyje, reiškia, būtų tikrai pH 1,5, tai mes įkištume pirštą į tą skrandžio rūgštį ir ten po minutės jau nei kaulo nebeištrauktume, todėl kad ten praktiškai viską suėstų ta skrandžio rūgštis. Ir tokia stipri skrandžio rūgštis, jinai yra būtent to barjero tarp aplinkos ir tarp mūsų vidaus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes suvalgėm galbūt kažkokį tai maistą, kuris yra mikrobiologiškai, tegul būna užterštas kažkas tai ten tokio. Galbūt ten kažkokie kiaušinėliai parazitų buvo, galbūt dar kažkas tai. Tai va, bet tokia skrandžio rūgštis stipri, jinai viską sunaikino, viską paliko steriliai. Ir nieko pas mus nepateko tokio. Kitas dalykas yra kas? Reiškia, tai skrandžio rūgštis, jinai skirta yra virškinti baltymus, ta prasme juos sutraukyti iki peptidų, iki smulkesnių grandinių. Tada
tas, reiškia, visas bolusas, visas tas, reiškia, kamuolys maisto su skrandžio rūgštimi, jis eina žemyn, jis eina į 12-pirštę ir sutinka, ką kepenyse pagamintą tulžį. Tulžis, jinai atvirkščiai, jinai yra labai labai stipriai, turi būti labai stipriai šarminė. Tai va, ir čia įvyksta tas, ką mes žaisdavo mokykloje, sakykime, užpilam acto ant sodos. Ir gaunasi, kad nes kaip soda, taip tulžis, jinai yra labai labai stipriai šarminė. Tai va, ir atsitinka, kas įvyksta didelis žodžiu. Reakcija. Jo, tokia reakcija, kuri tiesiog tą maistą, jie išdrasko į tokias mikroskopinės molekulinės, reiškia, dalelytės, kada tas maistas šitaip sudraskytas, jis nueina į žarnyną ir tada jisai labai lengvai gali rezorbuotis per žarnyno sieneles, jisai atneša, reiškia, maisto medžiagas į kraują, keliauja, reiškia, į valymų į kepenis, ko neišvalo eina į inkstus, ko neišvalo inkstai eina per odą, šalinasi tada jau lauk ir žodžiu, gaunasi tas, kas gaunasi odos problemos, sakykime, ar ne, iš tų virškinimo problemų. Tai va, sąsaja yra ta pati. Tai va, tai žodžiu, tas žarnyno dirginimas, jisai paprastai atsitinka tada, kada to didelio neatsitinka. Tai va, tai reikia suprasti, kad tam pirmas žingsnis būtent yra didelė pakankama skrandžio rūgštis, o refliuksas tai yra žemos skrandžio rūgšties, kada neužsidaro mūsų sfinkteris, reiškia tas pilorinis sfinkteris, jisai viršutinis sfinkteris, jisai neužsidaro, todėl kad jis gauna impulsą užsidarimui tada, kada skrandžio rūgštis yra pilna ir kada skrandžio rūgštis jinai nepilna, jisai būna atviras, jisai kaip raukas iš tikrųjų yra. Kaip išeinamosios angos sfinkteris, jisai raukas yra. Ir jisai būna atsipalaidavęs ir tada garuoja tie garai, mes gaunam graužimą, mes gaunam ten tą vadinamą gerl. Tai va, ir tai atsitinka prie magnio trūkumo, kada energija nepakankama. Ir atsitinka tada, kada ta skrandžio rūgštis kartu dėl tos energijos nepakankamos, jinai yra nepakankama. Tai va, tai žodžiu, kaip tai susiję su variu, tulžis yra žydra, jinai yra žalia, tokia žaliai žydra, reiškia, jinai todėl, kad varis ją nudažo tą spalvą. Tai va, tai varis jisai yra labai labai svarbus ir kada trūksta vario, automatiškai fermentų gamyba jinai yra žymiai silpnesnė, medžiagų įsisavinimas yra silpnesnis. Tai va, ir kūnas jisai neturi energijos virškinti maistui. Tai va, tai atsistatymas, reiškia, būtų kas? Būtų reguliarus valgymas, būtų lengvai virškinamas maistas, todėl kad, reiškia, sakykime, toksai pavyzdys, kai žmonės pereina į veganinę mitybą. Kodėl tai atsitinka? Mūsų hipotalamas, jisai iš organų surenka signalus ir į smegenų zoną hipotalamą, jeigu mūsų skrandžio rūgštis nepakankama, neateina signalas, sakykime, kad mūsų kūnas yra pajėgus virškinti mėsą. Būna, kad yra ta tarpinė stadija, kada mėsą baltą dar virškina, bet raudonos jau kūnas priimti nebegali. Tai va, tai žodžiu, viskas yra reguliuojama signalais į hipotalamą ir iš hipotalamo ateina kiti nervų signalai, jie užduoda mūsų norus, sakykime, norime greitos energijos, mes iš karto suprantam tai, kaip duokit saldaus, duokit angliavandenių. Tai va, tai ir maistą mes renkamės automatiškai pagal signalus iš hipotalamo mes renkamės tokį, kokį mes pajėgus virškinti. Jeigu mūsų skrandžio rūgštis jinai yra silpna, ir, reiškia, jeigu tas virškinimas jisai vyksta daugiau pačiam žarnyne, 12-pirštėj, kur veikia fermentai, kur nereikia skrandžio rūgšties, nes praktiškai augaliniam maistui nedaug, mažiau ta prasme yra naudojamas skrandžio rūgštis. Tai va, tai tada mes automatiškai norim augalinio maisto, mes norim lengvesnio maisto, todėl kad tie signalai mums ateina valdymui tokie. Kūnas jis labai protingas. Jis niekada nedaro mums blogai. Jisai elgiasi tiesiog taip, kaip tomis sąlygomis jisai gali elgtis, bet taip,
kaip visada mums yra geriausia. Tai va mes gaunam tuos signalus, reiškia mes juos jaučiam, mes norim to maisto, ko norim, reiškia galbūt lengvai virškinamo, jeigu ne viskas tvarkoj. Tai va tai jau atstatymui mums reikia magnio, mums reikia kalio įsisavinimui gliukozės, mums reikia kepenų palaikymo, retinolio. Tai va tai žodžiu tokie dalykai darosi. Dabar apie metabolinius sindromus. Kas tai būtų, reiškia? Vaiva, aš gal to pačiu paklausiu, kol mes apie virškinimą kalbam. Kaip tik buvo klausimas apie viduriavimą jaunolio. Tai ar teisingai mes suprantam, kad viduriavimas vėlgi yra susijęs su deficitais ir pradėti reikia taip pat, kaip ir esant kitom būklėm, nuo mineralų atstatymo, kurių pagrindinis yra varis, bet varis neįsisavinamas, kol neturi magnio, taip pat reikia kalio ir, žodžiu, viską, apie ką kalbam, tai va, tas pats receptas galioja ir vaikinui viduriavimo atveju. Teisingai? Reiškia, taip, bet ką šiuo atveju norėčiau pridėti? Reiškia, mes turim mikrobiomą, tą, ką turim. Ir mikrobiomas, jisai kaip mikrobiomo maistas yra ląsteliena. Tai va, ir mums daug kas kartoja, ląstelienos, duokit mums ląstelienos, tam, kad būtų sveikas mikrobiomas. Mes maitinam tą, ką turim. Mes negalim pasikeisti savo mikrobiomo nei per dieną, nei per 2, kad mes ir 10 kg ląstelienos per dieną suvalgytume, taip? Ir ta maistas, ląsteliena, jinai yra bakterijų maistas. Supraskim šitą dalyką. Ir kada pas mus yra išbalansuota tai, kad reiškia, kad mes pastoviai viduriuojam, tai yra ženklas to, kad mes maitinam savo bakterijas pilve. Ir maitiname jas būtent kuo? Maitiname ląstelieną. Tai va, tai pirmas dalykas būtų, ką bandyti išmesti, tai čia, kaip pasakyti, čia nebūtų pilna apžvalga tam tikro sutrikimo, todėl kad reikėtų turėti platesnį paveikslą, kas dar darosi. Suprantat, galbūt retinolio nepakanka, galbūt tenai energija, taip toliau. Bet, reiškia, pirmiausia, ką reikėtų nutraukti ląstelieną. Nemaitinti tų bakterijų, kurios būtent sąlygoja palaidus vidurius. Tai va, kada mes nutraukiam ląstelieną, kada mes pereinam tik tai ant gyvulinio maisto, suprantat, ląstelieną išbraukiam, aš turiu labai daug pavyzdžių, kada, reiškia, besitęsiantis po mėnesį, po daugiau tie viduriavimai, kada, reiškia, tas dirglusis žarnynas būna ten, žodžiu, tie atvejai baigėsi ir praktiškai tos bakterijos, jos negauna maisto, jos negauna ląstelienos, suprantat, ir jos gyvena nesidaugindamos, neturėdamos sąlygų daugintis, o bakterijos dauginasi, dvigubinasi jos kas 3 valandos, reiškia, jos neturi sąlygų daugintis ir negavę ląstelienos, jos praktiškai kaip stabilizuojasi žarnynas. Tai va, nesakau, kad tai atsitiks 100% ir visiškai, todėl, kad tos bakterijos, jos gali sudaryti tuos namelius endotoksinus, jos gali pereiti į miego būseną, čia vėlgi gali reikėti įsisenėjusiom problemom naudoti, sakykime, ir NAC, ir žodžiu, naudoti biofilmų sutraukimo mechanizmus, visa kita, gali būti daugiau darbo, bet jeigu tai nėra per daug išbalansuota, aš sakyčiau, pabūti kokią bent jau parą, 2-3, mano draugiai, kai buvo tokia problema, tai aš tiesiog palaikydama ją, aš buvau 3 dienas vien tik su gyvulinė mityba. Tai buvo be galo sunku. Kiaušiniai, žuvis, varškė, žodžiu, visi tik tai gyvuliniai produktai ir absoliučiai nieko, nors tu labai nori. Ten ir salotos lapo, ir, sakykime, ir dar kažko tai. Tai va, jokio augalinio maisto buvo tikrai labai sunku. Bet mano draugiai, tas, kur tęsiasi kelis mėnesius dirglusis žarnynas, kur jinai maršrutą pagal tualetus žymėdavosi, reiškia, jai baigėsi po 1 dienos ir va, jau beveik 10 metų nieko neatsirado, neatsinaujino ir dabar va dar priminė man,
reiškia, o pas mane nebuvo problemų, tai aš tiesiog pabandžiau, kad tikrai labai sunku yra išbūti be augalinio maisto. Kavą, arbatą galima šituos dalykus, bet valgyti jokio augalinio maisto nereikia. Tai va, tai Aha. O Vaiva, sakykit, o į kitą pusę, kaip tas veikia, jeigu žmogus turi atvirkščiai kietėję viduriai, tai ar tuomet reikia atsisakyti gyvulinio maisto ir pasilikti vien ant ląstelienų? labai geras klausimas ir aš manau, kad daugam aktualus, jo, nes pilvas kietas jisai dažnai būna. Tai greitoji pagalba gali būti tokia, kadangi kaip kietas pilvas, jisai būna susijęs su praktiškai tokiais 3 dalykais, reiškia. Tai vienas, tai yra nėra pakankamos energijos pačiai peristaltikai, žarnynas jisai nesusitraukinėja ir nejudina to, ką turi pašalinti. Tai va, tai reiškia energijos trūkumas, tai yra vienas dalykas. Magnio trūkumas, nes magnis jisai yra vadinamas mineral of movement. Jisai atsakingas, aišku, už tą pačią energiją, už tą patį judėjimą. Va, tai magnio trūkumas. Trečias dalykas gali būti nepakankamas retinolio statusas, nes retinolis jisai labai jisai reikalingas yra žarnyno sveikam dangalui. Tai va, tai ir, sakykime, tos pačios bakterijos, kurios duoda tą slidumą žarnyno viduje, butiratą gaminančios bakterijos, jos gali būti, kaip čia sutrikimas mikrobiomo, todėl kad tos rūšys, jos gali būti tiesiog nepakankamos ir neduoti to slidumo, to sutepimo. Tai va, tai sakykime, tas receptas, kad nevalgius prieš pusryčius šaukštą sviesto, galbūt šaukštelio kai kam užtektų, todėl kad tai aktyvina tulžies išsiskyrimą, o tulžis jinai suminkština visą tą masę ir padeda tiesiog, atlaisvina tą sukietėjimą. Tai va, tai labai daugam padeda tiesiog tą šaukštą sviesto, šaukštas kokoso aliejaus, galbūt šaukštelis, galbūt prieš maistą ten po pusę šaukštelio, prieš valgant, tiesiog dienos bėgyje. Tai va, tai tiesiog pabandyti. Kitas dalykas, labai gerai yra lėto atpalaidavimo magnis. Lėtas atpalaidavimas, aš turiu galvoje, kada mes naudojam, sakykime, hidroksidą į gazuotą mineralinį vandenį. Tada susidaro, reiškia, magnio karbonatas. Magnio karbonatas jisai veikia kaip lėtas atpalaiduotojas, ta prasme labai švelnus atpalaiduotojas, kuris būtent tam žarnynui jisai duoda tokį palaipsnį atsipalaidavimą ir ne taip, kad mums reikėtų jau bėgti tualetą, bet tiesiog labai ramiai, labai palaipsniui. Tai va, tai čia mūsų grupės biologijos mokslų daktarės Agnės darbas. Yra grupė RCP Nutrition, tai va, tai man atrodo, kad jinai jau turėtų gauti, kam yra ta problema ir nori to hidroksido. Tai Anglijoje, Airijoje yra toksai, kur aš čia dabar pasidėjus, turbūt turiu pasidėjus, parodysiu butelį, reiškia, tai va, toks yra Milk of Magnesia, jisai kainuoja 6,70 €. Tai jisai yra hidroksido forma, čia yra malšinimui pačio to graužimo, kada neužsidaro sfinkteriai, bet jisai veikia kaip simptomo malšintojas. Bet šaukštą tokio įsipilus į nupiltą mineralinio vandens butelį, sakykime, nupilam ir įpilam šaukštą tokio, tas vanduo suputoja, jisai pavirsta, hidroksidas pavirsta karbonatu ir jeigu mes gurkšnuojam tokį vandenį, po truputėlį ramiai dienos bėgyje, mūsų pilvas pasako ačiū, viskas, tuštinimas jis lieka natūraliai, jisai geras, jisai, kaip pasakyti, viskas, žodžiu, susibalansuoja, susitvarko be jokių papildomų ten tokių didelių įsikišimų, kaip, kad, sakykime, laisvinamieji, kaip ten slyvos, dar kažkas, tai ar ten kiti dalykai. Tai va, tai žodžiu. Labai įdomu, gal mes Lietuvoje turim ir kokį tiesiog mineralinį vandenį? Abejoju, todėl kad mineraliniuose vandenyse yra magnio su kalciu santykis, tai va itališkuose, reiškia lenkiškuose mineralai, reiškia kalcis su magniu, yra santykių 2 kalcio su 1 magnio.
O jeigu patikrintume, sakykime, lietuviškus, tai ten būtų turbūt kokie 3 kalcio su 1 magniu. Tai reiškia, kad, kaip pasakyti, magnis jisai nėra dominuojantis, tai va, tai magnį mes jį pridedam kaip papildomą ir tada gaunam tą efektą, kuris, reiškia, išjudina. Nu va, dabar su metaboliniais sindromais, reiškia, insulino rezistencija. Nu, čia vadinama alopatiškai ta insulino rezistencija, čia vėlgi mes suvesim visą tai į mineralus, reiškia, į patį procesą, kaip tas vyksta, nes metaboliniai sindromai, jie visą laiką, nu, kaip paprastai, jie būna susiję su insulino rezistencija, su svorio augimu, su energijos kritimu, ką mes patys jaučiam. Tai va, tai atsparumas insulinui arba insulino rezistencija, reiškia, yra truputėlį sudėtingesnis mechanizmas, negu bandoma pasakyti, kad, reiškia, tiesiog vat nebereaguoja. Reiškia, mes einam vėlgi į priežastį, kodėl taip atsitinka, kodėl nebereaguoja. Reiškia, tam, kad gliukozė ateitų į mūsų kraują, veikia 2 hormonai. Veikia insulinas ir veikia inkretinas. Apie inkretiną paprastai nekalba gydytojai, jie kalba tik tai apie insuliną. Reiškia, ir kame yra ta priežastis, kame yra ta problema, kodėl tos gliukozės negalime mes paimti. Reiškia, mūsų hormonai, kad jie yra, tai reiškia, jie yra, bet juos kūnas turi turėti veikiančius, jie turi būti įjungti. Įjungia juos panfermentas. Panfermentas jisai yra priklausantis nuo vario. Tai va, ir kada, reiškia, tas varis be retinolio, jisai nebėra bioaktyvus, kada neveikia mūsų energija, kada, nu, kaip energija nepakankama, kada paties to vario glifosatui užblokavus arba, sakykime, trūkstant energijos, mes negalim įvesti į veiklą. Reiškia, tas panfermentas, jisai yra neįjungiamas, jis neįjungia nei insulino, nei inkretino. Ir tada atsitinka taip, kad tas hormonas tarsi jis yra, bet jisai yra kaip prožektorius be batareikos, reiškia, be tos energijos, kuri padaro tą hormoną veikiantį. Tai va, tai giliau žiūrint, reiškia, tai būtų tiesiog neįjungimas hormonų. Ir tas neįjungimas hormonų, jisai gali būti bet koks hormonas, jisai gali būti neįjungtas, todėl kad panfermentas, jisai jungia tiek hormonų, tie hormonai ten tiek, ir žodžiu, praktiškai visų hormonų įjungimas, jisai priklauso nuo panfermento. Ir kada, sakykime, mes einam, darom tyrimą ten, sakykime, tokio fermento, anokio, skydliaukės, sakykime, tai yra hormonas ir fermentas, jie skiriasi baltymui tik tai. Tai va, tai laboratorija nustatinėja hormoną pagal anglies galą, o tai yra pagal azoto galą, o anglies galas jisai rodo, ar tas hormonas yra įjungtas. Tai va, mes laboratorijos išvadą gaunam, kad to hormono yra tiek ir tiek, bet kad tas hormonas veikia, ar jis neveikia, mes šito nežinom. Ta reikia, kad tą hormoną reikia, kad įjungtų. Turi būti baterija tam hormonui, kad jis atliktų savo funkcijas. Ir kada, sakykime, kada nedirba ceruloplazminas, kada varis, jisai turėtų būti ten, berods 99% vario turėtų būti ceruloplazmino funkcijoje. Ir kada ceruloplazminas jisai nedirba, kada trūksta arba paties vario, arba retinolio, kad jisai būtų jungtas į ceruloplazminą, tada kūnas eina į planą B. B planas yra įjungti ką? Įjungti auginantį hormoną. Moterišką auginantį hormoną. Tai va, ir mes žinom, kad reiškia, kad dominuoja jisai ir po to įjungia ką? Įjungia po to įjungia kaupimą cholesterolio, kad surinktų deguonį, reiškia, nu va, ir tas visas, reiškia, metabolinis sindromas, jisai pasireiškia tuo, kad reiškia, kad šitas moteriškas hormonas, jisai augina svorį, reiškia, o Jėzu, liežuvio galo, padėkit, moteriškas hormonas, tas, kur moteris žiūri, menopauzį žiūri, ar dar gamina, ar negamina.
Progesteronas. Ne progesteronas. Progesteronas jisai čia apie Estrogenas. 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 Jo, estrogenas. Estrogenas, kada nėra pakankamo cerulo plazmino, kūnas jisai jungia estrogeno kaip antioksidanto gamybą. Ir estrogenas jisai viską plečia. Tai vat, jisai vyram prostatą padidėjusią duoda, moterim duoda svorio augimą, sakykime, krūtis gražias duoda, bet ten vėlgi ten, kaip pasakysiu, su niuansais visais. Tai va, tai tas svorio augimas, jisai praktiškai dažnai susijęs su tuo, kad cerulo plazminui nepakanka vario, bioaktyvaus vario, retinolio ir tada, reiškia, estrogenas jisai ateina kaip atsarginis hormonas, nesusitvarko estrogenas, didėja automatiškai cholesterolis, cholesterolį pripaišo prie tų visų simptomų, reiškia, metabolinių sindromų ir gaunasi mechanizmas toks, kad mitokondrijų funkcija jinai krenta, gliukozė panaudojama negali būti, reiškia, kūnas jisai kaupia energiją, todėl kad jos panaudoti negali. Tai va, tai geležis be cerulo plazmino pakankamo jinai didėja, antioksidacinis stresas, kaip geležis kaupiama audiniuose, oksidacinis stresas didėja, o metabolizmas jisai eina žemyn, jisai, kaip pasakyti, lėtėja. Kalcis paprastai kaupiasi audiniuose, besikaupiantis kalcis kaip atsakas pavargusių antinksčių, reiškia, kada jisai pradeda kauptis, jisai kaupiasi dažnai labai pas tuos žmonės ir greitai, kurie D vitamino papildais, reiškia, blokuoja retinolį, todėl kad D ir retinolis jie jungiasi prie tų pačių VD receptorių ir automatiškai išstumia retinolį. Tai va, tai prisideda dar prie metabolinio sindromo, prie kalcifikacijų, reiškia, didinimo. Ir kūnas jisai lieka tiesiog su labai žema energija, o kai ta energija yra žema, tai automatiškai tada visas spektras simptomų, todėl kad mūsų organai, jie negauna tos energijos, kad veiktų pilnai pakankamai ir turi apsieiti su tuo, kas yra, reiškia. Tai va, tai kas atstatymui reikalinga? Atstatymui yra būtinas nebadavimas, gink Dieve, nes žmonės dažnai jie pereina į ketogeninę mitybą, jie pereina į badavimą, kada jie daro iškrovos dienas, nevalgo, sakykime, pirmadieniais. Tai yra neteisingas, visiškai neteisingas kelias, norint išeiti iš to metabolinio sindromo. Todėl, kad pirmiausia, kad veiktų mineralai, mums reikia ko? Reikia greitos energijos. Greita energija, taip, jinai yra pirmiausiai kūnas ją supranta iš stabilaus cukraus. Tai būtų vaisiai, tai būtų šaukštas galbūt ryžių, tai būtų galbūt bulvė. Taip, tai va, disacharidai, tai būtų galbūt medaus šaukštelis, galbūt datulė kažkokia, kažkas truputėlį saldaus, kad duotų truputėlį to cukraus, truputėlį tos energijos, kad ir antinksčiai atsigautų, jie turėtų būti energijos, kad galėtų paimti mineralus, kuriuos mes duodam. Tai va, tai būtų magnis, tai būtų kalis, tai būtų varis, reiškia. Ir pirmiausia, streso mažinimas, todėl kad antinksčiai yra apkrauti, jie dėl mineralų trūkumo, dėl C vitamino trūkumo, kur 99 C vitamino atsargų saugomi antinksčiuose, jie nuo stresų būna pavargę. Ir kada nuo stresų jie būna pavargę, reiškia, automatiškai jie reiškia, adrenalino šuolius, jie išmeta magnio trūksta energijai, per kortizolį pakeltą jie blokuoja varį, reiškia, vario trūksta energijai, ir kada mes neduodam tos greitos gliukozės, to truputėlio greito energijai, truputėlį, kad palepinti, kad pagaivinti. Tai va, tai mes iš tikrųjų nueinam dar gilin į tą stresą ir tuo metu, kada mes esam tokioj būsenoj, kada mes ant disbalanso visiško, kaip pasakyti, slenkščio, mes neturim galvoti apie sveiką mitybą. Ta sveika mityba, jinai bus galbūt po 3-4 etapų. Mes turim žiūrėti, kad mūsų kūnas, kada reikia, duo greitos energijos, kad mes tos greitos energijos trupučiuką ir duotume.
ir duotume. O po to, kai jau atgaivinsim virškinimą, atstatysim mineralus, duodami tą energiją, tada jau mes galėsim galvoti apie truputėlį, kaip pasakyti, sveikesnę mitybą, apie protarpinį badavimą, apie labiau į keto pusę linkusią mitybą, todėl kad dar nelaikas yra tam. Žmonės jie labai mėgsta, kaip pasakyti, užbėgti į priekį, reiškia, ir daryti tai, ko dar nereikia, galvodami, kad va, dabar darysiu ir dabar tai padės. Ne, turi būti nuosekliai, kiekvienam etapui turi būti tam tikri laipteliai. Tai va. Dabar autoimuninės būklės. Kas tai yra, reiškia? Tai va, tai būtų Hashimotas, tai būtų reumatoidinis, kaip Hashimoto, tai yra skydliaukės sutrikimas, kada yra labai aukšti skydliaukės antikūniai, jie gaminasi, už juos atsakinga yra blužnis, tai realiai yra nevaldomos geležies susikaupimas blužnyje. Tai va, reumatoidinis artritas, jisai taip pat yra būtent tie antikūniai, autoimuninės būklės, jos yra identifikuojamos tikrinant antikūnius. Tai va, kai tų antikūnių yra daug, tada yra paprastai, supaprastintai, bet ne visai teisingai sakoma, kad kūnas tarsi atakuoja jisai pats save. Tas atsitinka, kaip pasakyti, blužnis, jinai turi labai stiprią imuninę funkciją. Ir kada ten kaupiasi ta nereguliuojama geležis, blužnis praranda reiškia, imuninę funkciją ir tada antikūnių gamyba, jinai prasideda kaip diarėja. Reiškia, gaminasi tie antikūniai, jie nereguliuojami tampa. Suprantat, ir randa ten, sakykime, tūkstantinius Hashimoto, tūkstantinius ten reumatoidinio artrito tos antikūnius. Reiškia, tai nėra ta kova prieš mus. Tai yra būtent nereguliuojama geležis. Kada trūksta retinolio, kada trūksta vario, praranda blužnis savo imuninę funkciją. Ir kai tai yra atstatoma būtent retinoliu, būtent tą energiją, būtent įsisavinimu. Taip, tai yra darbas, tai yra sunku, tai man pasakyti yra lengva, bet iš tikrųjų tai, kaip pasakyti, tai reikalauja, kaip sako, per kiek laiko atsistatysiu. Per kiek laiko išsibalansavom, per tiek laiko sugrįžtam. Jeigu tas išsibalansavimas... Dar vieno gyvenimo reikia. Jeigu atėjimas į disbalansą, jisai trunka trumpai, tai dažniausiai būna kaip pas greitus oksiduotojus, mes matom iš plaukų tyrimo. Tada reiškia tas išėjimas į disbalansą, jisai greitas ir sugrįžimas paprastai irgi jisai būna greitesnis. Bet kada kūnas palaipsniui lėtai, jisai išeidinėja, jisai dažnai lėtai ir sugrįžta ir paprastai to laiko jo reikia. Tai va dėl ko, reiškia, žmonės, kurie yra pagyvenę, pati jau pensijoje tuoj būsiu, bet pagyvenę žmonės, jie tiesiog, jie žymiai lėčiau reaguoja ir jie sugrįžta į balansą lėčiau ir aišku, norisi būti balanse vakar, bet kūnas taip nedirba, jisai tiesiog leidžia, jam reikia laiko visam tam. Tai va, tai sugrąžinti, reiškia, mechanizmas į sugrįžimą, reiškia, grąžinimas energijos, reiškia, ir tiesiog grąžinimas mineralų, kad sumažintume oksidacinį stresą, kad imuninė sistema, jinai vėl grįžtų, reiškia, į savo vietą. Tai imuniniai sistemai praktiškai du dalykai yra svarbiausi. Tai būtent yra svarbiausias yra retinolis ir būtent varis. Tai va, ir dažnai, ypatingai kas dabar, sakykime, kas vartoja tuos papildus kaip cinką, reiškia, kuris blokuoja varį, kurie vartoja D vitaminą, reiškia, D vitaminas blokuoja retinolį. Tai va, tai patys nežinodami to, jie tiesiog varo savo imuninę sistemą į kampą. Dabar, kol jūs atsigersit, atsiminiau, kai kalbėjom apie metabolinį sindromą, tai vis gal atsiminiau tiesiog tokį kaip anekdotinę situaciją, kai aš savo draugam visada sakau, kad Lietuvoje mes turim tokių saldainių, va dar turiu dėžutę, veliuoną.
Tai yra mano vaistas. Čia yra mano vaistas, kai aš esu emociniam strese. Ir nieko man nekalbėkit. Badavimai, visa kita, atsistatymai būna vėliau. Bet tuo momentu man reikia vaisto. Taip, 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 taip. Labai gerai jo atsimenu. Bet tai praktikoje tikrai veikia. Jo, ne veltui nuo anksčiau būdavo irgi, tai ledinukų žmonės nešiodavosi ten mėtinius tokius, tik tai, Natalija, reikia labai atkreipti dėmesį dabar, reiškia cukrų, tas, kas būdavo cukrus, reiškia cukrų dabar pakeitė gliukozės, fruktozės sirupas konditerijoje. Ir didžiuliu mastu, todėl, kad jis yra iš GMO kukurūzų, jis yra žymiai pigesnis negu cukrus ir yra labai masiškai, ypatingai konditerijoje vartojamas ir cukrus yra peilis į kepenis. Draugė, sako, tu gali šokoladą pati. Tai aš sakau, kartais būna tiesiog nukrentas stresas tuščioj lygioj vietoj ir reikia čia ir dabar. Sako, turėk atsargų, prigamink į šaldyklę, nori išsitrauki savo sveikuolišką saldumyną ir suvalgai. Bet žinot kaip, bet su vis bebatu. Tai va, tai kai kažkas atsitinka, tiesiog anekdotinė situacija atsimeniau apie būtent tą greitą tokią pagalbą ir tikrai su jumis 100% sutinku, kad tai veikia. Tuo momentu, bet man čia kažkaip norisi ir tam tokią psichosomatiką šiek tiek įpaišyti, nes tas emocinis stresas, tai kaip ir reikia to dopamino greito gauti tuo laiku, kad tu galėtum toliau mąstyti, funkcionuoti, pamaitinti smegenis, sutvarkyti neurotransmiterius ir tada tu jau gali priimti sprendimus. Energija, viskas energija. Jeigu, sakykime, tai jeigu vienoje, kaip sakiau, raumenų ląstelėje reiškia 500 mitokondrijų, tai neurone 2 milijonai. Tai tiem 2 milijonam kokios reikia energijos. Mūsų smegenis naudoja 20% visos kūno energijos. Tai čia tikrai taip. Ir, sakykime, tie patys antinkščiai, jie reaguoja į stresus. Ir kada būna, sakykime, žmogui, kada antinkščiai yra išsekę, kraujospūdis, jisai būna paprastai pažemintas, jisai būna nukritęs kraujospūdis, žmogui silpna dažnai būna, krenta kraujospūdis, kitiem atvirkščiai, reiškia, tie antinkščiai reguliuojantis, tą patį, reiškia, kraujospūdį per aldosteroną, reiškia, jie atvirkščiai žmogus, jam pakyla kraujospūdis ir jisai nežino, ką daryti. Tai čia toksai universalus dalykas abiem atvejam, subalansavimui antinkščių, reiškia, ir to paties kraujospūdžio, tai pusę šaukštelio medaus su trupučiu druskos, su žiupsneliu druskos. Antinkščiai gauna mineralus ir gauna energiją įsisavinimui. Ir turbūt 90%, reiškia, tas spaudimas jisai balansuojasi. Tai vėlgi ta turi būti natūrali. Taip. Dabar turim šiek tiek mes klausimų, turim klausimą apie magnį, kokį patartumėt naudoti, nes yra didelis pasirinkimas. Tai mes kaip tik šiuo metu kalbėjom apie magnio hidroksidą, kuris kitaip vadinasi milk of magnezija pavadinimas. Tai šiuo klausimu būtent mes apie tai kalbėjom. Tas daugiau, šita forma, jinai daugiau yra, kaip sakiau, ten, kada pilvas kietas, kada ta problema, jinai yra lėto atpalaidavimo ir palaipsniui, bet problema yra ta, kad aš ieškojau, aš neradau, kur nusipirkti to, reiškia, apart to, kad milk of magnezija, bet milteliais to hidroksido, kad būtų. Agnė jinai rado, bet pagal mane tai jinai siuntėsi netgi iš Amerikos, todėl kad europinius, sakė, išsikoliau su europiniais tiekėjais, pasirodo, jie ten buvo irgi toj pačioje Amerikoje, tik tai 4 kartus brangiau pardavinėjo. Tai žodžiu, ieškokit Amerikoje, galbūt atsisiųsit, ten nežinau, ten kiek po kiek. Tai kitas... Kokios formos magnio reikia? Jau galvoju, užeisiu, pereisiu per vaistinės Turkijoje, pasižiūrėsiu, ką jie turi ir... Neturi Lietuvoje, aš tikrinau, nebent atsirado per paskutinius metus, bet aš bandžiau rasti klientam. Tai ką radau tik tai su blogais priedais kažką panašaus.
bet tikrai nieko gero neradau, tikrai ne. Geriau, kad būtų milteliuose labai švarus hidroksidas, be jokių priedų, be priemaišų ir skirtas vidiniam naudojimui. O būtent tas pats pienelis, tas milk of magnesium. Tai yra tik tai prie hidroksido, čia yra tik tai mėtų, reiškia pridėtas mėtų, reiškia skonis, eterinis aliejus, čia blogo praktiškai nieko nėra, čia tikėte dabar užklijuota. Kol jūs kalbėjote, aš iš karto užmečiau akį, žiūriu, kad kainos yra labai gražios, nuo 3 iki 8 eurų. Ir užsienyje be problemų. Ir be problemų, kad atsivežti čia, kiek čia yra turbūt, čia 200, tai tik tai rankinį bagažą nepriims. Reiškia, apie 86% įsisavinimas yra čeluotų formų. Čeluotos formos, jos yra tos formos, kurios yra jungiamos prie amino rūgšties. Reiškia, čelatinės formos, tai būtų glicinatas, glicinas jis yra raminantis, glicino molekulė, tiem, kurių nervų sistemą reikia raminti, tiem, kurie visą laiką įsitempia, atsipalaiduoti negali, jie bėgime, labai gera forma yra glicinatas, tai čia labai biudžetui draugiškas yra Doctor's Best iš iHerbo, ten, nepamenu, 240, man atrodo, kaplečių, jos didokos, tos kapletės, bet 240 apie 24 eurus, o čia reiškia 120, tai, nežinau, 14 eurų, kažkas tai tokio, bet tikrai labai draugiškas biudžetui. Tai didokas praryti, galima kramtyti, nieko čia blogo nėra, čia yra lizinatas su glicinatu. Tai lizinas yra irgi amino rūgštis, jinai ten visokius standarinius mažint padeda, žodžiu, tai šita forma yra gera. Kita yra iš Džiukso Doctor's Best, 8 valandų atpalaidavimo, yra malatas. Malatas jisai duoda energiją ir pradėti reikėtų nuo glicinato, lizinato, nuo Doctor's Best galbūt, nes jie yra albion mineralai. Čia yra iš to Jutos, reiškia, slėnio, kur susiklostė per milijonus metų. Tai ta prasme yra kokybiški. Ir Now firma, jinai reiškia, jinai praktiškai naudoja tuos albion mineralus ir sakykime, boras, sakykime, tenai ir varis tas pats, ir dar kiti, reiškia, būtent tie per milijonus metų natūralūs klodai yra panaudojami, kur gamykloje tiesiog rūšiuoja, čia toks. Tai reiškia, apie 86% duoda čeluotos formos, ko negalima. Askorbatų jokių būdų negalima citratų. Citratai, askorbatai ardo ceruloplazmino struktūrą ir kada mes ardom savo vidinį antioksidantą, mes savo gerai padaryti negalim. Tai prie to paties paklausiu, čia yra askorbo rūgštis tada, askorbo rūgštis vitaminas C? Ne, jokiais būdais nereikia. Ceruloplazminą ardo, taip? Taip, struktūra. Tai čia labai sena studija yra, aš nežinau, apie 60 metus, man atrodo, gal dar net anksčiau, kai tą ceruloplazminą atrado apie 46 Goldberg ir Lorau, iš karto kažkur tenai tuo laiku buvo ir ta studija, kad ardo askorbatai. Ir kaip tik į temą labai klausimas, ar papildai atstato trūkumą, ar geriau su maistu papildėt. Ir tuo pačiu klausia, kaip pasididinti skrandžio rūgštingumą. Skrandžio rūgščiai pirmiausia reiškia druską didinti, tą tikrą druską gerą, iškastą, išplautą, didinti, tai galima šiek tiek obuolių acto, obuolių actas jisai aktyvina nervų sistemą, tai atsargiai, bet jisai turi kitą savybę, kad reiškia acetobakterija, jinai valo nuo glifosato žarnyną, tai ta dalis yra gera ir su šiltu vandenuku, sakykime, pradedant nuo šaukštelio, galbūt iki šaukšto, 20 minučių prieš valgį, galit bandyti, jeigu tinka, jeigu toleruojat, viskas tvarkoj. Bet esmė yra būtent skrandžio rūgščiai žaliava, būtent druska. Tai druska, jinai tiesiogiai atstato ir buvimas parasimpatiniai. Mes turim būtinai būti nusiraminę, kada virškinam, kad įjungtume visus virškinimo skysčius. Kūrėjas mūsų nesutvėrė bėgant nuo tigro virškinti. Supraskim tą teisingai, mes nepakeisim to,
kas yra kūrėjo į mūsų sudėta. Tai va, jeigu bėgam nuo tikro, mes gelbstim gyvybę. O perėjimai į tą parasimpatinę nervų sistemą, tai du labai paprasti. Tai va, kaip Vytenis Žiedas sakė, pazyskim, reiškia, o kitas, aš saugus. Va taip kaip mama apkabindavo, kada vaikai būdavo, kad mes jaustumėmės saugus. Tai va, aš saugus, aš parasimpatiniai nervų sistemai, aš visiškai saugus, jaučiuosi saugiai. Tai va, du paprasti pratimai, tai va, prieš valgį pasidarykim, pazyskim, nu va, ir pasiglostykim ir viskas. Ir mes atsipalaidavom, mes jaučiamės gerai, saugus, mes galim virškinti. Tai va, dabar, jo, tai va, nervų sistemos ramybė, čia yra didžiulis ir neįvertintas dalykas. Jeigu mums vis dėlto reikia eiti per visus tuos nervus ir mes negalim nuo to pabėgti, nu tai bandykim betainą H-chlor. Betainas tikrinamas toleravimas ir ta dozė, kiek reikia betaino, tikrinama labai paprastai, reiškia, užsisakom betainą H-chlor, toleruojamas geriau be pepsino, bet su pepsinu jisai yra kompleksai, jisai galbūt daugiau veikiantis plačiau, reiškia ir su kartumynais, tai būna Dr. Best, jisai va betainas čia kažkur apie 360 kapsulių, čia nežinau, gal 30 eurų kažkas tokio, reiškia iš iHerbo. Su betainu yra kaip, jeigu mums tas trūkumas skrandžio rūgšties yra nedidukas, galbūt mums užtektų vienos kapsulės. Kaip žinoti, kada mums yra gana? Reiškia, mes, sakykime, su vieną dieną mes imam ir su maistu, jau čia su maistu, su pirmais kąsniais tiesiog prieš maistą galim išgeriam vieną kapsulę. Jaučiam, kad, nieko nejaučiam. Kitą dieną, sakykime, su maistu mes jau darom 2 kapsulės. Vėl nieko mes nejaučiam skrandyje. Tai va, kada, sakykime, mes pasididinam iki 3 kapsulių ir mes pajaučiam, kad skrandyje čia sušyla, reiškia, mūsų reikiama dozė betaino, kad padėtų virškinti, tinkama yra ta, kuri buvo prieš tai, kol skrandis nesušylo. Tai va, reiškia, buvo tos 2 kapsulės ir mes apsistojam prie 2. Būna, kad žmonėm ir 4 kapsulių nepakanka, kada ta skrandžio rūgštis visiškai, suprantat, ta pagalba betaino tiek trienza fermentų virškinimui, reiškia žarnyne, tiek, sakykime, oksbailo tulžies, kuri po valgio valandą naudojama, po valgio, ne taip kaip užrašyta ant pakuotės, todėl kad ant pakuotės yra užrašyta, kad, reiškia, čia šita 20 eurų iš iHerbo, jinai 500 stipri, reiškia, ir parašyta, kad su valgiu negalima, todėl kad jinai yra stipriai šarminė, jinai neutralizuoja skrandžio rūgštį. Tai tik po valgio ir kada jau valanda praėjusi, kada iš skrandžio išėjęs maistas. Tai va, nes kitaip neutralizuos ir nieko gero nebus. Šitie dalykai pagalbiniai yra tik tai tam tikram laikui, kol mes padedam atstatyti mineralus. Atstatė mineralus, matom, kad mums nebereikia pagalbos, viską nubraukiam, kūnas jisai pats tada tvarkosi, bet iš to užburto rato išeiti, kada trūksta mineralų, kad įsisavintume ir kada, reiškia, mūsų virškinimas jisai neveikia dėl to, kad tų mineralų nėra. Tai va, tai perkirst mes tik tai su šita pagalba turbūt begalim. Tai va, dabar, reiškia, kita grupė, tai būtų, reiškia, dariniai. Tai va, čia ko labai visi bijo. Eina, daro mamogramas, tenai tikrinasi, o tai kaip man žinoti, jeigu aš nepasitikrinsiu? O kaip žinojo prieš 100 metų? O kaip žinojo prieš 50 metų? Supraskim tai, kad kada mus čia taip suploja, kad mes ten jau negalim įkvėpti nieko, tai mums dar labiau suspaudžia ir sužaloja tai, kas gali išeiti iš ribų ir kaip pasakyti, ir supiktybėti. Aš turbūt kokį 12 metų atgal, dar mokiausi naturopatinės medicinos koledže, reiškia, girdėjau pažangių pasaulio gydytojų pranešimą, kuriame, reiškia, buvo įvardinti tie dalykai, kurie
sakykime, su tyrimais iššaukia daugiau blogų dalykų, kaip blogos ateities, negu kad geros. Tai va, reiškia, mamogramos buvo vienas iš tokių rėkiančių dalykų, kad tikrai nesidarykim, todėl kad ojojojojoj. Tai va, tai ir jau kai bus, tai bus kūnas vis tiek jisai tvarkosi taip, kaip yra geriausia tuo metu. Jis nieko blogo nedaro. Ir tai, kad, sakykime, paims po to biopsiją, ten, kaip pasakyti, išsilies viskas iš tų kapsulyčių, kur viskas yra standariai atribota nuo kūno ir neleidžia niekur, kaip pasakyti, daugintis nieko, tai mes geriau atstatinėkim retinolį, gaukim su maistu sviestą, gaukim su maistu, reiškia, kepenėlės, gaukim gyvulinius riebalus, riebę mėsytę. Tai va, atstatykim retinolį, gaukim tą varį, kad nebūtų to vėžio metabolizmo. Nes vėžio metabolizmas yra tik tai negaunant, neprieinant kūnui, reiškia, prie deguonies, kada darosi anaerobinė energijos gamyba. Tai va, tai geriau mes atsistatykim maistu, tą duokim kūnui, ko reikia, ir nebus to vėžio metabolizmo, užuot ėję ir tikrinės ir žiūrėję, kad va, dar šiais metais aš gerai gyvenu, dar man nieko ten tokio piktybiško nėra. Tai va, tai čia veganinė mityba ir D vitaminas labai daug negerų dalykų daro. Ir, reiškia, koks yra mechanizmas tų visų darinių, ar tai būtų cistos, mazgai, granulomos, reiškia, skydliaukės mazgeliai. Kada mūsų kūnas reaguoja į stresus, reiškia, elektrolitai, jie būna tokie arba tokie arba tokie, reiškia, yra 4 atsakai į stresus antinkščių, reiškia, būtų aliarmas, būtų atsparumas, būtų išsekimas ir būtų užšaldymas, reiškia, tai va, tai ta 4 stadija yra būtent tas užšaldymas, jisai vyksta tada, kada kalcis, jisai didėja audiniuose, minkštuosiuose audiniuose, magnio nenunešamas kalcis į kaulus, į dantis, į kietuosius audinius, kada gali, kur ten turi būti tas kalcis, reiškia, kad stiprintų mūsų kietuosius audinius. Ir tada, sakykime, pradeda darytis kažkas tai kažkur tai, kur neturi darytis. Skydliaukėje atsiranda mazgeliai, tai va, sakykime, magnį atstato, kalcis, jisai grįžta į vietas, jisai pasidaro valdomas, ten po metų, po kitų pasitikrina, nebėra tų skydliaukės mazgelių, kai magnis atstatytas elektrolitai sureguliuoti. Cistos vėlgi tai yra kalio trūkumas, realiai kalį išvaro D vitaminas, būkim atsargus, nevartokim papildų, gaukim iš maisto, saulėj palaikykim tą pačią mėsą, tos pačius vaisius už lango padėję, kad apšviestų. Tai vad galų gale kūnas pats gamina tą D vitaminą, nereikia ten juos stengtis gauti ten pagal tą, ką mums sako. Reiškia, ir kada, reiškia, dėl kažkokių priežasčių tas audinio atstatymas, audinio užbaigimas, jisai lieka neužbaigtas. Tai va, tai ta stadija ir yra cistos, mazgai, granulomos ir, žodžiu, visi šitie dalykai. Kada trūksta energijos, kada trūksta mineralų ir, reiškia, ir tas audinių remodeliavimas, jisai neįvyksta iki galo, jie būna užstingęs toje stadijoje. Čia tiesiog subalansuokim, duokim kūnui energijos, duokim kūnui tuos mineralus, atstatykim antinkščius, kad nebūtų jie, kaip pasakyti, taip kaip tuos hormonus kortizolį vidury nakties gaminantis, kada mum akys stačios miegoti negalim. Ar ne? Subalansuokim, grįžkim į tuos cirkadinius ritmus, į dieną, ryte duokim šviesą į akis, kad saulė apšviestų, kad natūrali ta šviesa ateitų. Nusimkim akinius nuo saulės, duokim saulės per akis, energijai pagaminti apie 10%. Žodžiu, tai va, tai čia yra tiesiog neužbaigtas procesas, kada kūnas neturi resursų užbaigti tą procesą. Tai va, ir viskas, čia nėra kažko tai tokio. Turės resursų užbaigs, dings cistos, dings miomos, dings šitie visi dalykai. Duokime energijos, duokime mineralų ir sumažinkim uždegimą. Tai va, kada oksidacinį stresą mažinam, automatiškai uždegimui nebeduodam tos ugnies, nebepilam benzino į tą ugnį, kad tas uždegimas jisai liepsnotų. Reiškia. Tai va, tai
Ir jeigu dabar mes apjungtume, reiškia, kas tai yra tos ligos, tai nėra atskiri dalykai. Tai yra tos pačios sistemos disbalansas, tik skirtingose vietose. Ta pati energija, tie patys mineralai energijai reikalingi retinolis ir tie patys, reiškia, tas pats visas pagrindas. O mes einam, mes bandom, reiškia, gydyti simptomą, ar tai skrandį, ar tai skydliaukę, ar tai odą, o realiai ta problema yra, jinai yra energijos ir mineralų lygmenyje, kuriuos atstatę mes paprastai iš tų problemų ir išeinam. Tai va, tai čia, reiškia, ir ta filosofija, reiškia, ką mes galvojam, ką vartoti dėl ligos, turėtų iš tikrųjų pavirsti kitų klausimų. Ko trūksta mums, ko trūksta mūsų kūnui, kad jisai dirbtų pilnai, kad jisai būtų sveikas. Reiškia, tai va, dažniausiai tai trūksta ko? Trūksta energijos. Tai va, tai ne badavimo, ne detoksų, ne valymusi. Nevalymusi. Mums reikia energijos, mums reikia atstatyti mineralus, magnį, kalį, natrį. Tai va, ir pradeda tas atsistatymas, jis prasideda tik tai nuo druskos. Tai va, nuo druskos magnį galima, bet labai švelniai pradžioje, reiškia, ir turi būti druska. Druska pirmiausiai turi ateiti į kūną. Tai va, varis, retinolis ateina iš kepenų, iš jūros gėrybių, tai va, šitie dalykai su maistu visada geriausia, todėl kad su maistu ateina kofaktoriai, su maistu kūnas pažįsta, tai va, lengvai labai įsisavina, su papildais jau ten kiti dalykai, jau vario jo be retinolio atstatymo vartoti jokiais būdais nereikia, tik su kepenėlėm, tik su jūrų gėrybėm, tik tai su kakava, žodžiu, su bičių duonelė. Sakykime, kada pykina, va, tą klausimą užsirašiau, kada pykina nuo bičių duonelės. Suprantat, kada netoleruoja. Kūnas kaip kūnas, jisai labai protingas ir jisai visada išgyvena tomis sąlygomis, kokias turi. Ir užuot to, reiškia, kad eina tuo pačiu tiesiu keliu, reiškia, kūnas jis pradeda eiti aplinkeliais. Ir jisai, kada įpranta eiti aplinkeliais, tai pasidaro jo tas kelias, vienintelis galimas kelias tomis sąlygomis. Ir kada jisai gauna sąlygą eiti tiesiai, ką aš čia gavau, aš nebepažįstu, aš nežinau. Man jau tiek ilgai laiko trūko, kad aš nebežinau, ką daryti. Taip, bičių duonelė yra aminorūgščių šaltinis, bet tai yra vario pats stipriausias šaltinis, ko gero natūralus likęs. Tai yra mineralų labai stiprus šaltinis. Tai va, ir 200 su viršum biologiškai aktyvių medžiagų. Ir kada kūnas jisai yra labai stipriam disbalanse, tiesiog pradėti reikėtų nuo vienos kruopelytės po liežuviu. Nuo labai labai mažai. Taip kaip žmonės būna, jie ir acto netoleruoja, daugiau kaip 2 lašų būna, o ten po kelių savaičių, stiklinėm galiu gerti, sako. Tai va, tai kūnui reikia duoti priprasti, neduoti daug, duoti palaipsniui, klausyti ne manęs, ne Natalijos, ne dar kažko, o klausyti kūno, tiek, kiek jisai priima. Jeigu kūnas sako ne, reiškia grįžtam atgal, mažinam, nutraukiam, darom kas 2 dieną, bet darom kas 3 dieną, imam minimalų kiekį, taip, kad jisai priprastų ir reiškia, kad suprastų, kad priprastų, todėl kad kūnui reikia laiko persiorientuoti. Tai neįvyksta kaip nežinau, su kažkuo tai mechanišku, reiškia. Sutvarkėm, sureguliavom ir viskas tvarkoj. Kūnas labai sudėtingas, į hipotalamą turi ateiti signalai, turi vėl nueiti, vėl, žodžiu, visa ta sistema jinai neveikia taip, kad 1, 2, 3, kaip mes norim per naktį, reiškia. Tai va, tai streso mažinimas čia yra visom lygom ir praktiškai tai yra veiksnys, kuris yra priklausantis nuo tos pačios mūsų sveikatos ir jeigu pas mus kūne kažkas yra ne taip ir ypatingai, kada mes nesuprantam, kodėl, supranta, tai baimės akys jos pasidaro didelės, mes kūnų nepasitikim, mums atrodo, kad jis ten daro viską ne taip, einam klausti, gal gydytojas geriau supranta negu mūsų kūnas, ar ne? Tai va, ir žodžiu, tas vedimas mūsų į tą simpatinę nervų sistemą, tas ištisinis kortizolis, kada pailsėti negalim, nemiegam, o kūnas jisai atsistato, jisai miegant atsistato, sveiksta mes miegodami, turime turėti tą gilią fazę miego,
O miegui pirmiausia numeris 1 yra kas? Yra energija. Energijos reikia turėti miegui. Todėl dažnas įvedimas tokios pataisos, kaip, sakykime, rūgpienio stiklinė su druska prieš miegą, lengvas kažkoks užkandis, galbūt tenai kokia ten pusė bulvės arba ten ryžių porą šaukštų ir tas rūgpienis ar ne. Tai vat galbūt mums visą tą problemą išsprendžia, kada negali iš kepenyse, iš glikogeno atsargų įsisavinti kūnas miego metu, reiškia paimti tų energijos atsargų ir neatsibusti tarp 2 ir 4 valandos. Kada mes darom tą, sakykime, prieš pusvalandį iki miego, mes darom tą užkandį, mes kūnui duodam tos energijos greitos. Galbūt medaus trupučiuką, ne, pusę šaukštelio medaus. Ir mes žiūrim išmiegam visą naktį. Tai va, tokie paprasti pokyčiai. Todėl, kad, supraskim, visą tai susiveda į energiją. Kiekvienas organas, kad dirbtų, jis turi turėti energiją. Nebūna kitaip. Galim norėti, galim kaip norim daryti, ant galvos stovėti. Nebūna kitaip. Viskam reikalinga energija. Tai va, ir liga, jinai nėra prieš mus. Tai yra kūno signalas, kurį reikia išgirsti tam, kad padarytume. Ir Morley, kaip jisai labai gražiai sako, liga tai nėra tai, kas duodama mums. Ji yra duodama dėl mūsų. Dėl mūsų supratimo, kad mes suprastume, kad reikia kūnui duoti truputėlį daugiau. Reiškia, kaip pasakyti, jeigu mes valgiam tą patį, taip? Reiškia, mums kažką reikia keisti mityboje. Todėl, kad jeigu mes ėjom iš taško A į tašką B, visą laiką tuo pačiu keliu, ir jeigu mes to nepakeisim, to, ką duodam kūnui, mes ir eisim tuo pačiu keliu. O mums reikia va ten visai priešingai, ar ne? Tai va, tai reiškia, kažką keičia mityboje. Keičia mityboje. Mityboje pirmiausia keičiam. Keičiam įsisavinime. Duodam pirmiausia skrandžio rūgštį. Duodam druską. Nes druska tai yra ta gyvybė. Tvartuose, kas būdavo seniau, pas senelius. Luitas druskos. Arklys laižo, karvė laižo, mes vaikai laižom. Tai va, druska, jinai buvo visur. Ir jinai yra gera. Jinai reikalinga. Tai va, ir atstatom. Atstatom energiją, atstatom mineralus ir kūnas ima tvarkytis pats. Mes išeinam iš tų ligų. Tai va, tai. Labai gerai, labai aiškiai. Dar mes turim čia toks kelis klausimus. Klausimas apie alergiją ir dar eigoje čia klausimų šiek tiek turim, bet nežinau, gal jau atsakysime raštu, kaip nes mes jau kalbam 1:20 minučių. Labai greitai kažkaip praėjo. Gal aš bandau greitai koncentruoti, jeigu kažko nežinosiu, jeigu man reikės pasigilinti, tai tada taip. Papildomai iš tų klausimų ir daugiau jų kaip ir nematau, tai jau tada pavėluotai ateitų. Labai panašus 2 klausimai apie dantis. Norėjau paklausti, ko trūksta sūnus, kelinėje dantų emalis, vartoja žuvų taukus, rositą, geria chlorid miltelius kartu su actu ir druskos tirpalą. Ir antras labai panašus klausimas, kaip pagerinti dantų šaknų būklę. Pradėjus kelinėti dantis, nuskyla gabaliukas ir klibėti iš šaknies. O kitas klausimas yra apie mumijų ir akmens aliejų. Tai va, ir natūralius papildus. Tai va, šitie dar 2 klausimai, gal bandom koncentruotai ir... Jo, gerai. Reiškia, kietuosius audinius yra 2 fermentai. Vienas fermentas jisai ardo kietuosius audinius, o kitas fermentas jisai atstato kietuosius audinius. Tai būtų kalba ir apie dantis, ir apie kaulus, reiškia, nes tai yra kietieji mūsų kūno audiniai. Reiškia, tas fermentas, kuris ardo audinius, kietuosius audinius, jisai priklauso nuo geležies. Geležis yra katalizatorius, reiškia, tai yra rūgštinė fosfatazė. Ir jisai ardo. Reiškia, tas fermentas, kuris atstato, jisai yra priklausantis nuo magnio.
Ir tai yra šarminė fosfatazė. Ir tie osteoblastai, jie stato kaulą, o osteoklastai, jie ardo kaulą. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo atveju, kada skilinėja, kada, reiškia, ardosi tas kaulo audinys, kada jisai irsta, kad problema gali būti kame, kad yra nereguliuojama geležis ir ta geležis, jinai yra nepusiausvyroje su variu, reiškia, jinai yra dominuojanti. Kodėl jinai gali būti dominuojanti pas vaiką? Dažniausia priežastis būna D vitaminas, gautas prieš tai, labai populiarus. Tai va, tai ir tas pats būtų sietina netgi ir su alergijos klausimu, todėl kad D vitaminas yra antagonistas retinoliui. Ir kada yra nevaldoma geležis, jinai yra agresyvi, jinai yra kaip 4 metų vaikas su kirviu mūsų kūne ir jinai gali daryti, ką tik tai nori, kokius norim simptomus. Tai va, tai aš pirmiausia atkreipčiau dėmesį į tai, ar nebuvo duotas, reiškia, D vitamino papildas. Tai va, D vitaminas būtų vienas dalykas, kitas dalykas galėtų būti askorbo rūgštis C vitaminas, reiškia, iš askorbo rūgšties sintetinis iš kukurūzų, reiškia, kur sieros rūgštim paverčiami jie į askorbo rūgštį. Kitas dalykas galėtų būti cinkas, reiškia, šitie papildai. Tie patys multivitaminai, kurie, sakykime, populiariai gali būti duodami, kuriuose yra visai neteisingi santykiai, sakykime, kitų komponentų, tame tarpe ir geležis papildyta, paprastai būna keli miligramai geležies dar pridėti, reiškia, būna įvairių dalykų, kurie suvesti į tam tikrą, sakykime, mišinuką, ar tai kramtomus tuos guminukus, kurie vaikui perkami. Žodžiu, čia gali būti įvairių dalykų, kur gali būti užslėpti šitie dalykai. Ir žmogus, jisai, kaip mama, norėdama gero padėti vaikui, gali duoti, bet nesuprasti, kad tai, kas yra sudėta, reiškia, tie sintetiniai vitaminai, jie tiesiog gali daryti meškos paslaugą vietoj to, kad padėti vaikui. Tai va, tai čia pirmiausia matyčiau retinolio trūkumą ir nevaldomą tą geležį, kuri būtent aktyvina kaulų ardymą, o ne atstatymą. Nes retinolis jis atsistato per 10 mėnesių. Ir tai, kad mes, sakykime, geriam rositą, geriam kažką, tai ten kokius 2-3 mėnesius ar kažkiek, tai dar reikėtų žiūrėti, kaip dirba tulžis, būna jinai anatomiškai užlinkusi, būna jinai sutirštėjusi, būna neįsisavinamas riebaluose tirpių vitaminų, tame tarpe retinolio, dėl to, kad, reiškia, tulžis yra nepakankama. Tai va, tai kaip, daug faktorių. Jo, tai va, kiti faktoriai, reiškia, ir tas 2 metų vaikutis su alergija, kada veidukas, tai vėlgi labai stipriai siečiau tai su retinoliu, todėl kad vaikam labai dažnai yra išrašomi D vitamino papildai. Ir va, prieš porą dienų čia kaip tik gavau žinutę iš moterytės, kurios 3 mėnesių vaikutis tiesiog sakė siuliukai kraujo išmatuose. Ir mano pirmas klausimas, reakcija buvo, kokie santykiai su D vitaminu. Sako, taip, duodu. O jos klausimas man buvo, kokius probiotikus vaikui patarčiau. Tai sakau, pirmiausia, tai tas kraujas išmatuose, jisai rodo, kad kraujo indas, jisai yra nesandarus, kad jisai išleidžia tą kraują į išmatas, reiškia, o tą standarumą duoda kolagenas su elastinu, sumegztas liziloksidazės. Liziloksidazė yra būtinas kas? Yra būtinas retinolis ir būtinas varis. Ir kada mes duodam D vitaminą, mes užblokuojam retinolį. Ir ta liziloksidazė, jinai nebesumezga taip, kaip turėtų sumegzti. Ir gaunasi šitaip. Ir tada tas kraujas, jis išeina iš tų kraujo indų, ar tai būtų venos, ar tai būtų kapiliarai, ar tai būtų tinkliukas, ar tai būtų išmatuose kraujas, ar tai būtų hemorojus, ar tai reiškia, tai nepakankamai stiprus kraujo indas, nepakankamai stiprus jungiamasis audinys, ir to pasekoje, reiškia, gali būti ir pralaidus žarnynas, ir kraujas išmatuose,
Ir žodžiu ten, todėl, kad pačiam tam žarnynui, patiem enterostaitam, kad jie nebūtų išdidėję, pripampę geležies, kad būtų visa tai reguliuojama, kad vyktų judėjimas, perdavimas per žarnyno sienelę. Viskam tam reikia retinolio, viskam tam reikia energijos. Suprantat, ir tas D vitaminas mes net neįsivaizduojam, kiek jisai daro blogo. Nuo žarnyno kiauro iki alergijų, iki, žodžiu, labai daug. Tai va, ir jokių būdų geležies, jokių injekcijų, jokių geležies papildų, todėl kad tas atstatymas hemoglobino, reiškia sutvarkymas to paties feritino, tai yra būtent per varį, per retinolį. Ta retikulo endotelium sistema, kur 24 mg grąžinami, iš 25 reikalingų ir vienas ateina iš maisto, jisai be retinolio, kada mes D vitaminų užbombarduojam tą retinolį ir vario ar taip mes jo neturim, tai tiesiog ta sistema jinai lieka neatliekanti savo funkcijų, nereguliuojama ir žodžiu, mes turim tuos simptomus, kokius tik norim. Kokie dar buvo klausimai? Žinokit, kol mes kalbam, tai klausimų atsirado daug, dar daugiau. Tai tik nežinau, ar jūs galėsit atsakyti visus, ar mes tada paliekam. Darom, kol Natalija gali, darom, nes laukia krūvos darbų. Galiu. Darom. Gerai, tai klausimas buvo apie tą šiladžitą. Buvo apie mumijo, apie šiladžitą. Taip, mumijo ir akmens aliejus. Taip. Labai atsargiai su šiladžitu, su mumijo, todėl kad tai yra stiprus detoksifikatorius, tai yra stiprus surišėjas mineralų, jisai nesirenka tų, kurie reikalingi ir tų, kurie nereikalingi. Mums tuo pačiu gali varyti geležį, tuo pačiu gali varyti varį, kurio trūksta. Morley Robbins jisai nepalaiko, Nataša žino. Reiškia, jisai nepalaiko tų stiprių čelatorių, todėl kad gali suintensyvinti tuos simptomus, kuriuos turit. Reiškia, žodžiu, tas poveikis galbūt gali būti jisai geras, bet nebūtinai geras, jis gali dar pabloginti tai, reiškia, kas mums yra ir tai blogai. Ir juo labiau, kad tai neveda į atstatymą. Jeigu mes kalbam į tai, kaip atstatyti kūną, kaip padaryti jam tą pagrindą, kad išvengti visų tų sveikatos problemų, kaip jį suremontuoti, kaip duoti tam kūnui, tai šiladžitas šito jisai nepadarys. Mumijo jis nepadarys šito. Jis gali tą simptomą pakoreguoti kažkiek į vieną arba į kitą pusę, bet tikrai neatstatys. O akmens aliejus tai taip pat. Akmens aliejus, aš tiesiog man reikėtų žinoti galbūt cheminę formulę arba... Gerai, tada paliekam. Aš pasižymiu akmens aliejus nežinau, aš jo tikrai nesusidūriau. Faktiškai kitaip vadinamas baltasis mumijus ir jis turi dar stipresnių detoksikacinių galių. Tai reiškia, kad tas... Preliminariai aš taip įtariu, kad turėtų būti panašus atsakymas. Tada toliau, kitas klausimas, skrandyje nėra rūgšties, visiškai nevyksta virškinimas, ko pasiekoje viduriavimas. Tai kaip tik apie šitą mes kalbėjome maždaug paskaitos viduryje. Druska, didinti druską, kol kas galima pakeisti betainų H-chlor, gali netoleruoti, kada labai didelis disbalansas, gali netoleruoti nei acto, nei betaino. Tikrai, žinokit, kada dideli disbalansai nieko netoleruoja. Reiškia, pradedam nuo druskos didinimo. Druska ant maisto, druska nuo druskos į stiklinytę šilto vandens 3-4 kartus į dieną mažais gurkšneliais, sūrų vandenį, tai va iš karto duoda energijos, iš karto ateina. Tai va, tai žodžiu taip. Gerai, ačiū. Toliau Anos 2 klausimai. Kas geriau vertingiau, bičių duonelė ar bičių pienelis? Ir kitas klausimas, kaip patartumėt gydyti endometriozę? Bičių pienelis ir bičių duonelė, jie yra skirtingi, bičių produktai aplamai fantastiški, tik tai jų poveikiai yra kitokie, ta prasme, kad bičių duonelė, jinai duoda mitybą, jinai duoda visą spektrą 200 su viršum biologiškai aktyvių medžiagų. Bičių duonelė po 30 gramų
Aišku, tą 30 gramų priauginti reikia, kad kūnas priprastų, paimtų, bet 30 gramų per dieną ryte ant tuščio skrandžio bičių duonelė atstato kepenis. Tai kaip sakiau prieš tai, reiškia, turėjau praktikoje beveik 6 metų chronišką hepatitą, kur žmogus jisai atsistatė natūraliai, išėjo iš tos problemos, reiškia, vien tik tai su bičių duonelė, o po to, reiškia, pakeitęs jau jos nebegavęs, po pusės kilogramo bičių duonelės pridėjo porą kilogramų bičių žiedadulkių, nes bičių žiedadulkės jos veikia 3-4 kartus lėčiau. Tas pats kiekis, bet lėčiau, nes nefermentuotos ir jų įsisavinimas apie 16%. Tai jas galima sumalti, dėti į kamerą, pašaldyti, tada jos ten padidėja veiksmingumas, berods iki 60% iki kiek. Tai va, tai ir bičių pienelis, jisai, jo veikimas yra daugiau kaip koncentruoto. Aš iš tikrųjų negaliu konkrečiai apie tai kalbėti, man trūksta apie tai žinių. Reikėtų pasigilinti, bet aš manyčiau, kad tikrai gali rasti informacijos. Tai yra fantastiški dalykai. Tai yra labai Gamtos magijos klausytojai kitą mano paskaitą turės būtent apie terapiją, apie bičių produktus, tai kalbėsiu ne tik apie tai, bet ir pasigilinsim ir čia. Tai jūs ateikite. Puikus, jo, netgi daro Natalija, nežinau, ar teko girdėti Anglijoje, ne pas mus Airijoje, bet Anglijoje, reiškia, žmogutis vienas, jisai paėmęs tokį kaip, nu, žodžiu, tą priekabą kaip namelį ir ten primontavęs avilių ir duoda žmonėm, reiškia, terapiją garso, bičių dusgimu, padaręs ten, reiškia, gultus ir uždaręs to žmonės. Ir žmonės labai gerus atsiliepimus Facebook'e kažkur netyčia užkliuvo. Reiškia, labai gerus atsiliepimus duoda apie tai, kaip tas bičių dusgimas labai juos nuramina. Tai va, tai už tai tas turbūt Vytenis Žiedas, jisai sako, patiems sakyti. Tai va, tai žodžiu, fantastiškai. Bitės mes patys laikom bites, turim, tai va, valgom savo medų, džiaugiamės labai, labai gerai. Aha, gerai. Tada toliau apie endometriozę gal labai trumpai. Endometriozė, tai čia yra pirmiausia, yra nereguliuojama geležis ir kada, reiškia, prie lytinių liaukų ypatingai greitai kaupiasi, tai va, dėl ko vyram ten prostatos padidėja, dėl ko ten tie visi vėžiai, dėl ko, sakykime, krūties, kada buvo studija, kurios metu ėmė biopsiją, reiškia, iš krūties ir tikrino, kiek yra geležies ir rado 5 kartus daugiau geležies sukauptos audiniuose prie krūties vėžio, reiškia prie lytinių liaukų, tos pačios lytinės liaukos jos yra reiškia, ir pilvuke, kur ta endometriozė. Tai va, tai pirmiausia priežastis yra tame, kad retinolio ir vario yra nereguliuojama, reiškia, geležis ir jinai kaupiasi, reiškia, prie lytinių liaukų. Ir tada gaunasi, reiškia, tai pereina į tą endometriozę, į tuos visus dalykus. Tai va, išoriškai būtų fantastiški ricinos aliejaus kompresai. Tai va, juos daryti labai paprasta ir tiesiog pasiieškoti informacijos grupėje, ten mūsų kūno tiesos erdvė, kur su ta indėniška rankytė, aš ten atsakymą kažkam tai davusi, aprašiusi apie tos kompresus. Kompresą galima naudoti tą pačią medžiagą iki 3 mėnesių, mėnesį daro, mėnesį pertrauką, reiškia, stiklainiukę stikliniam šaldytuve nenaudojimo metu laikom patį kompresą, tik papildom kas kartą vis, reiškia, vis ricinos aliejų, labai gerai veikia, reiškia, tarsi ištraukia viską išoriškai, o šiaip tai, kas būtų menkių kepenėlių taukai, tai va šiuo metu yra skysti Jigsaw firmos, Jigsaw, 2V, lietuviškom raidėm rašosi, iHerbe rasit, tai 1700 mikrogramų, reiškia, rosita dabar tik 800 mikrogramų 5 mililitruose, tai va, tai būna labai greit išparduoda, bet reikia užsisakyti tiesiog, kad praneštų, kadangi atsiranda irgi paprastai po kelių dienų atsiranda vėl. Tai va, tai reiškia, tai būtų retinolis ir tai būtų kepenėlis, tai būtų, atsiprašau, kakava būtų, galbūt bičių produktai, tai va, tai šitie dalykai ir ricinos aliejaus kompresai. Aha. Netgi, ką noriu pasakyti, dar pridėsiu, atsiprašau, reiškia, moteris, kurios, sakykime, su augalinė mityba,
ten pagal medical medium, reiškia, nukrypsta į tą augalinę mitybą ir jom netgi dingsta, negaunant retinolio, dingsta mėnesinės iš viso, ciklas dingsta, o jos nori susilaukti vaikų, reiškia, atstatant retinolį, sugrįžta ciklas, pastoja, reiškia, ir tai vat labai 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 svarbus yra retinolis. Ir jeigu čia buvo įsikišęs D sintetinis vitaminas, tai va, tai padėkokim, kas jį skyrė, kabutėse. Tai padėkokim alopatams. Jo. Ne visada jam reikia blogai dėkoti, bet kartais taip. Taip, iš tiesų. Taip, dabar irgi toks įdomus klausimas. Vyko peritonitas jaunam žmogui, priežasties nerasta. Ar gali būti žarnyno pralaidumo pasekmė ir ar žarnyno pralaidumas tvarkomas protokolu? Elektrolitai, po to magnis, retinolis ir galiausiai varis. Peritonitas reiškia visi itai, kas tai ber būtų, artritas, ten meningitas, ten peritonitas, visada, kada galūnė yra itas, tai reiškia uždegimą. Uždegimas be Fentono reakcijos yra negalimas. Tai, kada atsitinka uždegimas, reiškia yra, paprastai kalbant, nevaldoma, agresyvi, kaip 4 metų vaikas su kirviu besielgianti mūsų kūne geležis. Jai valdyti reikia ceruloplazmino feroksidazės funkcijos. Reiškia, atstatom retinolį, atstatom elektrolitus, atstatom varį. Tai va, tai ir visi uždegimai, pas ką galūnė įtas, ta Fentono reakcija tada neturės sąlygų liepsnoti, tų uždegimų nebus. Ką galima išoriškai, vėlgi tie patys ricinos aliejaus kompresai turėtų būti veiksmingi. Ir kada būna sepsis, sakykime, kada būna, sepsis, tai jau ten skiria baisiausius antibiotikus, tai praktiškai tai yra paskutinė fazė to, kad bakterijos, jos turi tiek to geležies maisto, kadangi bakterijos, virusai, grybeliai, parazitai, jie visi minta tą nevaldomą bioaktyvaus vario geležimi. Tai vat ir jie yra tiek maitinami, reiškia, tas mikrobiomas, jisai yra tiek daug sukaupęs tos nevaldomos geležies, kad tos bakterijos jos dauginasi begaliniai ir duoda tuos visus simptomus. Taip, tai viskas kartu yra su geležimi, su nevaldoma geležimi. Tai vat galbūt buvo kažkas, tai ar tai C vitaminas didelėm dozėm, arba galbūt retinolis išbrauktas, galbūt D užmestas, galbūt cinko daug papildų, galbūt streso labai daug, galbūt įsisavinimas visiškai išbalansuotas. Reiktų žiūrėti konkretų pilną vaizdą, kas ten buvo ir kaip. Reiškia, bet esmė išoriškai ricinos aliejaus kompresai, o taip atstatinėti po truputį įsisavinimą, atstatinėti skrandžio rūgštį ir balansuoti retinolį, reiškia visus tos pačius dalykus. Už tai ir yra protokolas, todėl ir yra priežasties protokolas, kad visos ligos jos remiasi tuo, kad gražiname energiją, gražiname mineralus, gražinam retinolį ir tada sudarom sąlygas, kad tiesiog problemų neliktų. Gerai, ačiū labai. Galim dar paskutinius turbūt klausimus atsakyti kitos Anos. 2 klausimai, ar Hitozan gerai švino valymui ir jeigu vaiko alergija bičių produktams, nuo ko pradėti. Ir turbūt ties tais klausimais baigsime. Atsiprašom, jeigu kažkas spėjo parašyti, bet mes jo dar nematom. Ir pasistengiau atsakyti trumpai jums visiems, kad įrašą bandom išsaugoti, įrašą gausite, jeigu tik Facebook leis, neužblokuos mus, ir galėsite peržiūrėti vėliau. Taip, tai klausimas apie švino valymas Hitozan ir ką daryti, jeigu vaikas yra alergiškas bičių produktams, nuo ko pradėti? Tai pradėti nuo to turbūt bičių produktam, jeigu alergiškas, faktiškai pagal Komosinskos Vasev 17 metų studiją alergijų, nepamenu tikslaus skaičiaus, bet kažkur tai berods 76%, reiškia, alergijų pašalina bičių duonelė.
Tačiau jeigu yra tikra alergija, jeigu yra anafilaktinis šokas, nuo to jokiais būdais negalima. Tai jeigu tikra alergija, jeigu ne tai, kad netoleravimas, bet tikra alergija, kada jau tikrai tas anafilaktinis šokas, tai gink dieve, čia tikrai jokiais būdais negalima. Tai atsakymas būtų toks, jeigu tikra alergija, ne. Ir tada gauti, kaip visų alergijų priežastis, visų netoleravimų priežastis, pradžia jinai yra tame, kad kūnas neturi pilnų mineralų. Tie mineralai yra per žemi tam, kad įsisavinimui susidarytų fermentai. Todėl, kad fermentas jisai įjungia cheminę reakciją, jisai yra kaip raktas, jisai užveda cheminę reakciją. Ir jeigu to fermento nėra, automatiškai ta reakcija jinai nevyksta ir tai atsiliepti gali kaip neįsisavinimu. Tai mineralų atstatymas, jisai vienareikšmiškai, jisai yra būtinas, dažnai tam įsisavinimui reiškia padeda trienzafermentai. Trienzafermentai jie turi 10 sudėtinių fermentų, kurie atstoja kasos fermentus ir pastiprina tą įsisavinimą, kaip kad skrandžio rūgštį, sakykime, betainas, kaip kad toks bailas atstotų tulžį, kurios trūksta. Tie trienzafermentai, jie padeda įsisavinimui. Tai aš sakyčiau, aišku, būtų galbūt tą tikslų visą bendrą vaizdą turėti prieš akis ir žinoti, kaip yra su tikra alergija. Bet aš siūlyčiau, kadangi yra beskoniai tie trienzafermentai, juos rasit tai herbe, tai yra Houston fermentai, reiškia, ir jie sudaryti iš 10 pilnaverčių. Ir aš siūlyčiau po truputėlį su maistu vaikučiui užbarstyti. Jie skonio jokio neduoda, labai lengva yra pridėti. Jie nieko blogo nepadarys, jie jokių šalutinių poveikių neduoda. Žodžiu, jie padeda įsisavinti, padeda užvesti tas cheminės reakcijas. Tai aš sakyčiau, pabandyti su šituo. Ir aišku, prie alergijų labai stiprus retinolio trūkumo gali būti trūkumas retinolio. Todėl, kad pats žarnyno dangalas, pati žarnyno sveikata, geležies valdymas, reiškia visko to energijos lygis, viskas tas nuo retinolio labai stipriai priklauso. Tai galbūt būtų tada, sakykime, kažkiek tai menkių kepenėlių taukų, galbūt kažkiek tai trienzos, galbūt kažkiek druskytės daugiau į maistą. Tai šitie dalykai būtų ko gero tokie, raktiniai, esminiai. Kas dabar dėl švino valymo? Dėl švino valymo, Natalija liudininkas Morley pirmiausia kalba apie atstatymą kūno, aprūpinimą energiją. Čia, kaip pas mus, sakau, lietuvių tautoj pavirtę visi sveikatintojai valytojais, kada čiaupas atsuktas ir šluojam vandenį, semiam nuo grindų, neužsukę čiaupą. Valom po vieną organą, atskirai išvalom kepenis, atskirai, viską atskirai valom, po vieną organą ir įsidedam atgal. Kreipkitės, čia ne mūsų adresu, kreipkitės į gerbiamus valytojus. Tie, kurie tame taip uždirbinėja pinigus, valymo būdais, nes po to ten būna, pas ką yra nedideli disbalansai, tie valymai galbūt ten nieko blogo jie nepadaro. Bet pas ką yra dideli disbalansai, tai žinokit, tie valymai tokias pasiekmes atneša, kad atima mes iš kūno energiją. Mes sakom, valyk, tu neturi energijos, bet tu valyk. Ir ką tas organas, ką jisai gali padaryti. Jis ir taip vos važiuoja. Taip, jis vos važiuoja, o kūrėjas mūsų tvėręs taip, kad kada organai turi, jie pilną energiją, kada jie turi mineralus, visos tos valymosi reakcijos, visos metabolinės reakcijos, jos puikiai vyksta. Tas valymas, jisai ne problema. Tik grąžinkim energiją, duokim tai, kas reikalinga kūnui, kad kepenys atliktų savo funkcijas, inkstai atliktų savo funkcijas, į odą nebeišmestų tų toksinų. Viskas. Nereikia to ir sakykime, RCP protokolų mes įvedam dviatomę žemę, bet mes ją įvedam jau žymiai vėliau, jau žymiai tada, kada atstatome energiją, kada mineralus pakelia, antikščiai kada dirba, kada jie normaliai reaguoja į stresorius. Reiškia,
tada mes įvedam švelniai dviatomę žemę. Dviatomė žemė, jinai yra ir silicio šaltinis, ir jinai surenka tuos, reiškia, sunkiuosius metalus, ir švelniai jinai valo. Ir tai, va, sakykime, toks Atom Bergstrom, reiškia, Solar Nutrition, jisai netgi ir prieš tą dviatomę žemę, jisai pasisako, todėl kad sako, kad netgi ir šito nereikia. Kūnas jis pajėgus apsivalyti pats. Tai va, tai nežinau, mes mokomos RCP protokolo gražinimui energijos, o ne valymui, kažkokiam tai spaudimui. Taip, yra išimtis, kada tai yra nekontroliuojama, kada ten, sakykime, būna parazitai, kada ten visi kiti dalykai, bet vis dėlto pirmiausia reikėtų rūpintis tuo, kad sugrąžintis kūnui energiją. Tai va, čia yra pagrindas, čia yra esmė, čia yra, energija. Žiūrėkime aplinkui, energija, jinai yra visur. Kalbam apie virpesius, kalbam apie viską. Suprantat, ir visa tai yra energija. Tai va, tai. Na taip, klausimų mes daugiau kaip ir nebeturim, arba jie ateina vėliau. Ir tiesiog dar papildomai apibendrinantis apie klausimas apie papildus. Būtent parašyti tikslų pavadinimą kepenų aliejaus, tačiau galbūt vėliau kiltų klausimų ir apie magnį. Tai galbūt po šio įrašų aš jau tą sureguliuosiu, paprašysiu Vaivos parašyti man, o čia įdėsiu komentarą ir jį pritvirtinsiu apie tuos papildus, kuriuos mes kalbėjome, kad jūs gerai išgirstumėt pavadinimus, būtent magnio hidroksido ir apie ką mes kalbėjom. Duosiu, Natalija, kad būtų paprasčiau, aš tiesiog padarysiu copy-paste, sakysim, ką aš duodu klientam, tą papildų sąrašą, vaikam tinkamą magnį, sakykim, ar net kokybišką, tai vat tą visą sąrašą tų papildų, kurie, imkim taip, sakykim, pirmoj pusėj to, reiškia, pirmam pusmečiui to RCP protokolo, galima būtų juos naudoti, bet vėlgi, supraskim tai, kad ne viskas papildais yra atstatoma ir kūnas iš maisto. Mums maistą pirmiausia reikia žiūrėti. Nes esmė, kaip sakom, gali tas mineralas jisai būti kūne, bet jisai gali būti nepajudinamas iš audinių dėl energijos trūkumo. Ir galbūt kūnas jisai turi viską. Aišku, retinolį mes galim žiūrėti pagal simptomus. Simptomai būtų kokie, jeigu pas mus yra dažnos peršalimo ligos, jeigu, sakykime, kvėpavimo takų infekcijos dažnos, jeigu mūsų oda sausa, jeigu akys sausos, jeigu prastas matymas, jeigu naktį matom prastai, šviesos į tamsą atėję, nesusigaudom, tas vištakumas vadinamas. Tai va, tai jeigu... Kas ten dar gali būti, dantų sveikata prasta, jeigu saulė, reakcija į saulę yra iš karto oda raudona, nusvylam, tai va vėlgi yra arba retinolis, arba varis atitinkamai, kas čia dar kažką, tai gal, žaizdos gyjančios lėtai, bėrimai, aknė, tai va visi šitie dalykai. Tai va čia yra nevaisingumo problemos, nepastojimai. Čia yra konkretus retinolio trūkumo simptomai ir nebūtina eiti ir nešti 60 eurų ant delno, kad padarykit tyrimą. Jeigu yra iš šitų simptomų kažkas tai va tai reiškia arba yra šlubuojantis įsisavinimas retinolio, jeigu jūs vartojat papildus, arba jūs užmetė prieš tai labai daug D vitamino papildų, kurie laikosi kūne ir jie, reiškia, viską ten jaukia ir neleidžia tam retinoliui ateiti ir virsta dar ten kiek ten tų metabolitų, reiškia, kurie ten gali veikti kaip tik norim. Tai va, tai gali būti šitie dalykai. Tai va, maždaug dėl retinolio aišku, o kiti, reiškia, kiti dalykai turėtų būti pirmiausia iš maisto. Pirmiausia iš to, ką mūsų kūnas supranta ir mūsų genai supranta ir protėviai gaudavo, gi nevartojo jie jokių papildų. Aišku, maistas dabar jau nebėra tai, kas buvo, nesulyginama, bet vis tiek, kaip pasakyti, stengtis reikėtų pirmiausia iš maisto,
ir tada tik po truputėlį pridėti. Rasit mūsų grupiai, ten tiesiog toj kūno tiesos erdvė, ten tikrai administratorė sugrupavusi, kam kas kaip, nu, yra ta informacija ir stengsiuos atsakyti šį klausimus, tas, kas užduos. Oi, tai kaip ir šiai dienai, kiek aš matau, tai mes į visus klausimus atsakėm. Taip, Žaneta, aš pasidalinsiu įrašu, pasidalinsiu nuorodą. Taip, ir ko gero, šiandieną mes galbūt galime eiti link pabaigos. Jeigu bus dar kažkokių komentarų pagal galimybės, manau, kad atsakysime, taip, pamatysime, o taip, tai labai tikrai nuoširdus ačiū Vaivai. Ypatingai už tai, kad pasiūlėte čia paskaitą padaryti viešą, kad kuo daugiau žmonių sutiktų dalyvauti, pamatytų, išgirstų. Aš mačiau, kad transliacijos metu vienu metu iki 40 žmonių mus stebėjo, tai yra pakankamai didelis skaičius, ko gero ir labai daug jų peržiūrės vėliau. Tai tikrai labai jums ačiū, labai gražiai atrodo, dar kartą norisi pasakyti. Natalija, man labai malonu, kad nebuvo monologas, labai smagu su jumis visada. Tai va, tai mes bendramintės dabar RCP. Tai va, tai linkiu labai sėkmės studijose. Tai va, neužilgo jau jums pasibaigs, kada jau gegužį, birželį, man atrodo, paskutinė paskaita bus, tik simbolinė tokia. Einasi, patinka, ar ne? Patinka, labai jums dėkinga, kad paskatinot eiti, kad paraginot, kad jūsų dėka padariau tinkamą pasirinkimą, tinkamą sprendimą. Ir ne tai pakankamai brangiai, kaip kad būtų 3 kart brangiau CNN kolegijoje, reiškia, tikrai ir pigiau, negu būtų. Jeigu kažkam iš tų, kurios klausys, reiškia, moteris paprastai, reiškia, būtų įdomu sužinoti daugiau apie RCP, tai va, reiškia, yra jų websaitas yra, kaip RCP websaitas angliškai, yra rcp123.org, reiškia, ten atsiunčia visą pilną protokolą, kada parašom, reiškia, e-mailą savo, ten yra 11 berods puslapių, galim atsispausdinti, galim sekti, yra diskusijos RCP protokolo Facebook'e, reiškia, kur, reiškia, įvairūs klausimai galima pasižiūrėti, kas buvo atsakyta prieš tai. Po to, kam labai įdomu yra pačios studijos, nes tikrai sutinku žmonių, 3600 Amerikos dolerių už studijas, bent jau ta kaina, kuri buvo, sakykime, pernai, vėlų rudenį žiemą, atidarant duris į dabartinį, jūsų 23 grupę, reiškia, dabartinė 23 grupė, vasarą grupės nebus, bus 22, dabar tik tai žiemą Morlis sakė, vėl tik tai atidarytos duris. Tai va, tai kam yra įdomu į tai gilintis, sakykime, ar tai savo verslą atidaryti, turėti tokį paprastą supratimą, reiškia, bet čia angliškai kalbantį, nes reikia anglų kalbą mokėti. Morlis nekalba lietuviškai, bet galėtų mokytis, nes jau turbūt kokį 10 yra baigusi pas jį. Mes atidarysim savo filialą. Jo, atidarysim. Tai va, tai kam būtų tas įdomu, tai va, tai galit turbūt ir į Nataliją kreiptis, ir galit į mane kreiptis asmeniškai. Aš į draugus jau seniai nebepriminėjau, ten daugiau kaip 1000 turbūt, nes nebuvau be didelio dėmesio iš Facebooko pusės. Tai va, tai tiesiog galit rašyti žinutę ten ir žodžiu, aš pasitikrinu karts nuo karto užklausą žinučių. Tai va, tai tikrai galim parekomenduoti knygas, ką skaityti pasiruošimui. Tai va, kad pasiruošti, kad turėti tą supratimą tokį gana supaprastintą, bet jį šakninį, jį esminį. Apie tai, kad kūnas, ko reikia kūnui, kad jis būtų sveikas. O iš tikrųjų nereikia tiek jau daug. Nereikia tiek jau daug ir nėra tie visi mineralai vienodai lygus. Tai yra hierarchija, tai yra kažkas svarbiausio. Ir nereikia plaukų mineralų tyrimo skaityti ir komentuoti, va šitas žemas, va šitą dabar duosim. Todėl, kad balansuojasi nuo elektrolitų, nuo natrio prasideda balansas. Ir nereikia užbėgti už akių, duoti chromą, duoti ten seleną kažką, tai dar ten, ar ten kokį manganą, ar kažką, tai žodžiu.
Žodžiu, tai va, tai apšnekėjom, kaip ir stengiamės išsakyti viską, ką žinom, ar ne? Tai va, tai tikėkime, kad tai padeda žmonėm ir kaip pasakyti, bent jau duos tą šiokį tokį supratimą ir relaksą, kad atsipalaiduotume, kad tiesiog nebėgtume nuo to tigro ištisai, bijodami savo simptomų ir galvodami, kad kūnas čia mum yra priešas. Jis elgiasi taip, kaip gali. Tai vaduosim daugiau, galės daugiau, elgsis geriau. Nu, tai ką, malonu, ačiū, kad pakvietėt. Sėkmės. Ačiū už visas paskaitas, ne tik už šios dienos, bet ir kitas 2. Ir tikėkime bendradarbiavimo ir ateitį. Tikėkimės. Sėkmės tiek versle, tiek gyvenime, tiek padedant kitiems. Na ir taip pat, žinoma, tie mano draugai, kurie Vaivą mato pirmą kartą, tai šiek tiek reklamos, Vaiva individualiai teikia konsultacijos, tik aišku, turi labai nedaug laiko. Nereikia reklamos, aš turiu per daug, dievuliau, sustokit, tvarkykitės patys, teikit pas Nataliją. Supratom. Neapsidirbu. Bet ko gero viešo patarimų, tai tikrai galima sulaukti. Patarimai grupiai, jo, ir bandysim. Mes dabar iš Natalijos tą praktiką, kad tiesiog grupuotas sakinė daugiau klausimus, todėl kad daug žmonių, netgi jie nepaskaito mano straipsnių, daug parašyta ir Vaiva Valienė profilyje, ir toj dabar tą grupę Kūno tiesos erdvė. Tiesiog pasiskaitykit, neklauskit tų pačių klausimų per tos pačius. Aš, kaip nepatvirtina mes ir tų užklausimų, todėl kad, 10 kartų yra atsakyta, tiesiog pasiskaitykit, nebūtinai naudoti mūsų laiką. Panaudokit savo laiką, kad suprastume daugiau. Šitą įrašą įdėsim ir į jūsų grupę Kūno tiesos erdvė. Dėkui. Taip, galėsite peržiūrėti. Manau, kad bus informatyvų ir pagelbės daug. Tikrai taip. Tai ačiū už malonų ir naudingą pokalbį. Malonu labai. Iki kitų susitikimų. Iki, Natalija, ačiū jums labai ačiū jums. Ačiū. Visiems iki, atsijungiam. Iki.